Labas vakaras, eteryje informacinė laida Vandentvarkos naujienos. Šiandien matysite iškilmingą naujai pastatytų dumblo valymo įrenginių atidarymą. Uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos vandenys kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovais, Alytaus miesto savivaldybės vadovais, tarybos nariais, administracijos tarnautojais ir žinoma rangovais oficialiai atidarė Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių pastatų ir įrenginių kompleksą įrengtą Alytaus miesto nuotekų valyklos teritorijoje. Simbolinė Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių pastatų ir įrenginių komplekso atidarymo juostelę perkirpė ES paramos administravimo departamento direktorius Inesis Kiškis, aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius Kastytis Tuminas, Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas ir uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos vandenys direktorius Rolandas Žakas. Simboliniai raktai įmonės direktoriui įteikė statybos darbus atlikusias uždarosios akcinės bendrovės Kortas generalinis direktorius Česlovas Daugėla. Tai norėčiau iš tikrųjų įteikti akcinės bendrovės Kortas vardu ir akcinės bendrovės Matfulo vardu simbolinį raktą, kuris turbūt kabės kažkur tai ant sienos įmonėje ir primins, kad mes tokį objektą statėme šventės. Visiems susirinkusiems buvo surengta mini ekskursija po Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių pastatų ir įrenginių komplekso teritoriją. Baigti statyti dumblo apdorojimo įrenginiai labai lauktas ir visam Alytaus regionui reikšmingas objektas, kurį pastačius sukurta regiono dumblo tvarkymo sistema ir žengtas didelis žingsnis švaresnės aplinkos link. Mes labai džiaugiamės, kad pagaliau baigti Alytaus dumblo apdorojimo įrenginiai, jų statyba. Pradėta praktiškai 2008 metais, kviečiant mus teikti paraišką ES paramai gauti iš Sanglaudos fondo ir prašau 2013 metais, metų pabaigoje beveik baigti įrenginiai, taigi užtruko jie gana ilgai, tačiau baigti sėkmingai, pradeda veikti, dabar vyksta dar garantiniai laikotarpiai, dar žiūrime, ar įvykdyta visos sąlygos iškeltos, tačiau manome, kad projektas yra vykęs ir praktiškai bus galima jį eksploatuoti. Projektą išpildėm 100%. Planavom, kad išvalysim ir išdžiovinsim dumblą, dabar viskas pasisekė. Dumblo apdorojimo įrenginiai veikia, taip kad ką mes planavom, ką buvom užsibrėžę, tą ir pasiekėm. Tai dabar susidaro 7-8 tonas per parą jau išdžiovinto dumblo. Kai tuo metu mes visą dumblą tik tai nusausindavom ir leisdavom į dumblo karjerus. Tai galima sakyti, kad reikia visiems pasidžiaugti, kad ir nebus to kvapo, palaipsniui kvapas nyks, dings ir bus visiems gerai. Nauji dumblo apdorojimo įrenginiai pakeitė daugiau kaip 20 metų veikusius nusidėvėjusius žvyro karjeruose įrengtus senuosius įrenginius. Jų tolesnis eksploatavimas grėsė ekologinė katastrofa ir kėlė didžiulį nerimą aplinkosaugos bei vandentvarkos specialistams. Šiandien dienai biologinio nuotekų valymo proceso eigoje kiekvieną dieną susidaro 250 kubų jau gana tiršto dumblo. Tai tas 250 kubinių metrų toks tūris, jis buvo sandėliuojamas ant Nemuno kranto, čia visai šalia šių įrenginių iš eksploatuotose žvyro karjeruose nuo 1968 metų, kada buvo šie įrenginiai pastatyti ir veikė. Taigi tos rezervarai, tie žvyro karjerai jau praktiškai užpildyti, o už jų yra Nemuno upė ir ta bėda, kada į Nemuno upę gali tas dumblas patekti, praktiškai jau iš tikrųjų grėsmė buvo gana didelė. Tai šiuo metu įvedu šiuos įrenginius mes praktiškai į šiuos karjerus jau dumblo nepilsime nei 1 kubinio metro, jis visas bus nusausinamas, išdžiovinamas ir jo bus gaunama per parą nuo tų kiekio tik tai 7 kubiniai metrai. Tai praktiškai 6 maišai. Tam yra pastatyti sandėliai čia ir bus galima jį kaupti beveik 2 metų laikotarpyje. Bet po tų metų, aišku, sandėliai užsipildys ir reikės kažką daryti vėl. Tai manome, kad per šį laikotarpį tikrai išspręsime tiek mes, tiek Lietuvos kitos vandentvarkos įmonės šią problemą ir praktiškai žinosime, ką toliau daryti. Ar tai bus deginamas, ar tai bus trąšom naudojamas, šį sprendimą matyt mums reikės dar priimti.
Pastatytuose dumblo valymo įrenginiuose bus apdorojimas Alytaus, Simno, Daugų, Lazdijų ir Varėnos nuotekų valyklose susidarantis nuotekų dumblas ir atliekamas visas jo utilizavimo procesas. Iš valymo įrenginių atitekėjęs dumblas čia apdorojimas, sausinamas, pūdomas, džiovinamas ir perdirbimas į granulės. Šie dumblo apdorojimo įrenginiai, veikiantys įrenginiai Lietuvoje yra tik 4. Tokius jau pradėjo eksploatuoti Vilnius ir Šiauliai ir neseniai Šilutė. Taigi Alytus yra 4 tik tai įrenginiai, jų Lietuvoje tokių bus 10. Taigi mes esame tikrai vieni pirmųjų ir šiuo metu tikrai rimtas žingsnis, kad neteršti gražios Alytaus aplinkos, gamtos ir nekelti grėsmės Nemuno upei. Kvapo iš šito dumblo apdorojimo įrenginių ir iš nuotekų valyklos tikrai turėtų nebūti. Dumblas yra tikrai sutvarkomas, visos talpos, visi įrengimai yra uždari ir yra oro filtrai iš įrengimų. Tačiau be abejo problema dar lieka šiek tiek iš to sukaupto žvyro karjeruose dumblo, kurio yra. Jis nejudinamas irgi turėtų kvapų neskleisti, todėl ši problema turėtų jinai kuo toliau, tuo mažiau kilti. Tačiau vis tiek privalėsim kažką padaryti su tuo sukauptu nuo seno dumblu, jo yra apie 400 000 kubinių metrų, tai nemaži kiekiai ir juos susitvarkius šitą teritoriją praktiškai kvapų turėtų visiškai nekilti, net grėsmė jim atsirasti turėtų būti panaikinti. Ar yra minčių ir idėjų, kaip tą dumblą panaikinti iš tų karjerų? Iš tikrųjų yra sprendžiama įvairūs būdai ir kavojimo, ir iškopimo, ir apdorojimo šituose pačiuose įrenginiuose, tačiau bandoma ieškoti bendro sprendimo ir kitoms Lietuvos vietoms, nes apie 2 milijonai kubinių metrų yra sukaupta ir prie Šiaulių, tiek pat yra ir prie Klaipėdos, taigi praktiškai visi turim tą problemą ir ieškom to tokio geriausio sprendimo ir galbūt vienodo sprendimo, kuris galėtų būti finansuojamas iš ES paramos. Taigi šiandien dienai tikrai nežinotume, kaip tą daryti, bet aš manau, tik neužilgo surasim tos sprendimus. Visą laiką, kas yra naujo įdiegiama, pavyzdžiui, kiekvienam mieste vis skirtingos ir technologijos, naudojamos šiek tiek skirtingos įrengimai, šiek tiek, tai iš kiekvieno galima miesto pasimokyti tiem ateities, kas po to statys. Tai čia tikriausiai susirinks po kurio laiko ir vandentiekiečiai, kurie sistems patirties. Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbus vykdė bendrovė Kortas. Jeigu ne ES parama, mes tikrai nebūtume galėję šio projekto vykdyti. Taigi sunaudota apie 307 milijonai litų, iš jų 29 milijonai yra ES parama, per 3,5 milijono skyrė valstybė, Lietuvos Respublikos vyriausybė ir apie 5 milijonus nepilnai suieškojo naudos gavėjas, užsakovas, tai Dzūkijos vandenys. Kaip visą laiką, kadangi naujai statosi, tai būna ir įvairių problemų. Bet svarbiausia, kad tas problemos buvo laiku ir savalaikiai spręstos. Ir šiuo metu valykla puikiai dirba ir nusiskundimų nėra, o rezultatai bus matyti po metų, kadangi dar metai yra garantinis laikotarpis, kur rangovas turės ištaisyti, jeigu kas atsitiks, gedimai ar kas netitikimai kokie nors bus. Ir turės pasiekti savo duotus rodiklius. Vėliau renginys persikėlė į viešą įstaigą Alytaus kultūros ir komunikacijos centrą. Uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos vandenys vadovą ir įmonės kolektyvas sėkmingai įgyvendinus projektą bei gražios įmonės sukakties 50-mečio progą pasveikino Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas ir mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė, kiti renginio svečiai. Gerbėmieji alytiškiai, mėly svečiai, noriu pasakyti, kad šitas paveikslas ars vieta ne kalėdoriumi, o manau, kad mero kabinete. Taip kad ačiū. O mes norėtum su Nijolė, su vicemerė padėkoti gerbiamam Rolandui, kad jo vadovaujamas kolektyvas parengė investicinį projektą, gavo finansavimą projektuotojam ir rangovam, kad projektą įvykdė ir linkim tolimesnės sėkmės. Aišku, negalim paminėti, kad yra ir problemų. Kur bus dėti tą, ką jūs dabar gaminate. Bet manau, per 2-3 metus, nes tą problemą įspręsim bendromis jėgos su ministerija, savivaldybė ir Dzūkijos vandenys, kurie visą laiką iniciatyvūs, turi gerų norų ir juos sugeba įgyvendinti. O jeigu visiškai rimtai, tai sveikinam jūs su brandžiu gimtadieniu, nes 50 metų tai šaunu.
Miesto savivaldybės vadovų už gerą darbą įgyvendinant projektą Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statybą, Alytaus miesto savivaldybės mero Jurgio Krasnicko padėkos raštus įteikė visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo. Uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos vandenys direktorius Rolandas Žakas taip pat įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanas. Dėkui tam. Nauji dumblo valymo įrenginiai pastatyti įgyvendinant projektą Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statybą. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią sanglaudos skatinimo veiksmų programą sanglaudos fondo lėšomis. Šį kartą informacinėje laidoje Vandentvarkos naujienos tiek. Likite su Dzūkijos televizija ir ramaus jums rudens vakaro.